Labas vakaras, mėlyjeji. Aš ir vėl su jumis šį vakarą. Skaitysiu šamanišką pasaką. Užvardymų tiesos paieškos. Patarsiu skaityti knygas Kazučių Niši. Labai padeda tobulėti. Man, kai buvo sunku, labai padėjo knyga Tolis knyga, Eduardo Tolis. Šios akimirkos praktikos. Ir norint išmokti medituoti, nereikia daug melo. Pagrindinė paslaptis - mylėti viską. Mylėk savo viršsvorį, savo neklauždą vaiką, kaimyną. Mylėkite juos visus. Meilė keičia energiją, ją išlaisvina. Frazė "aš myliu tave" yra stebuklingas slaptažodis, priartinantis jūs prie Dievo. Kai esat meilėje, jūs kiekvieną minutę medituojate. Nepradėkit medituoti, jeigu yra sujaukta nervų sistema, esate įsiderinę labai. Tai sustiprins dar daugiau. Reikia apsiraminti. Tiesos paieškos. Papuolė išminčius į dangų. Kaip tu pragyvenai savo gyvenimą? Paklausė angelas. Aš ieškojau tiesos. Tai gerai, pagyrė angelas. Pasakok, kaip tu jos ieškojai. Aš žinau, kad žmonių sukaupta išmintis užrašyta knygose, todėl daug skaičiau. Angelas nusišypsojo. Dangiškos išminties suteikė religija, todėl studijavau šventąjį raštą ir vaikščiojau į bažnyčią. Angelų šypsena tapo dar šviesesnė. Aš daug keliavau, ieškojau tiesos. Angelas palingavo galvą. Aš mėgau kalbėtis ir diskutuoti su kitais išminčiais, juk tiesa gimsta ginčuose. Išminčius nutilo, o angelas staiga surimtėjo. Atgi aš kažką ne taip dariau, nustebo išminčius. Viską, ką tu darei, teisingai, tik nieko dar nepasakei apie meilę, tarė angelas. Aš neturėjau laiko meiliai, aš ieškojau tiesos, išdidžiai atsakė išminčius. Ten, kur nėra meilės, nėra ir tiesos, atsakė nusivylęs angelas. Ir galiausiai tiesa gimsta iš giliausios meilės. Tad va tokia meilės paieška. Mylėjai. Mylėkit
ir būkit mylimi. Ta proga dabar sugiedosim giesmę, mantrą apie meilę. Kartokit ją kiekvieną vakarą. Pamatysit, kaip jums pasiseks. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Taip, mylieji, tą mantrą kartokit kiekvieną vakarą. Pritrauksit mylinčius žmones. Katrie nemylėjo, pradės jumis mylėti. Vienas prancūzų psichiatras tą mantrą atliko su labai daug
100 ligonių. Jiem pagerėjo savijauta, jie metė blogus įpročius, pradėjo mylėti žmones, jie išgijo paprasčiausiai. Vien iš tos mantros. Tad, mylėjai, kartokit ir pamatysit. Ilgai nereikės laukti, pamatysit rezultatus. Iki kito karto, sudiev.